Viens, du, trys, viens, du, trys, viens, du, trys, viens, du, trys, viens, du, trys. Pradėk parintis, tik nepradėk parintis, pataikau, viskas gerai, viskas gerai, viskas gerai, pataikau, tik nesipareik, pataikai, viskas gerai, gerai, viskas gerai, pataikau. Dar kartą, dar kartą, dar kartą, dar kartą. Gerai. Klausau, Tomai. Taip. Ne, neužimtas, viskas tvarkoj. Šiuo metu kaip tik valgyti ruošiuosi viską, tai vat ir laukiu, kol kavos pasidarysiu viską. Aha. Jo, kas pas tave geresnio? Na, nieko, ruošiuosi biškį, turėsiu susitikimą, viską tai. Nu, po to gal po susitikimo gal galim. Link vakaro, tada jo. Nežinau, apie kokią 8, 9 kažkas tokio. Nu, gerai, tai galim tada susibėgti be problemų, tikrai, viskas tvarkoj. Gerai, ačiū tau tada labai. Ir tada iki susitikimo, tai nežinau, galim kur nors, aš būsiu prie centre, tai kažkur tenai ir galim tada planuoti susitikti taip. Aha. Cupas jo, puikiai tinka, viskas tvarkoj. Gerai, tvarkelė tada. No, visą, iki. Paliesk puodelį. Paliesk puodelį. Nevalgyk, maistas užnuodytas gi. Bet taip, kas galėjo užnuodyti? Nevalgyk užnuodytas.
Pala, ar užrakinau? Ar durys užrakintos? Ar durys užrakintos? Ar durys užrakintos? Pala, ar užrakinau? Ar durys užrakintos? Ar durys užrakintos? Ar durys užrakintos? Plytelės. Reikia eiti tik per linijas tarp jų. Per linijas tarp jų. Tarp plytelį. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kol kas viskas gerai, kaip ir normaliai. Stop. Dabar grįžk porą plytelių atgal ir toliau eik tik per linijas. Kitaip kažkas iš tavo artimųjų nukentės. Viena raudona mašina. Antra raudona mašina. Trečia raudona mašina. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Labas, Pauliau. Prašau įsitaisyti patogiai. Kaip jaučiatės? Irgi taip, kaip ir kiekvieną kartą kažkaip keistai, mintis kažkokios keistos, tai kažkaip taip, niekaip. Suprantu. Noriu, kad jaustumės čia saugus ir pasidalintumės savo mintimis. Kaip jautiesi, kaip praėjo tą visą savaitę tavo? Na, kaip ir visą laiką, nekaip. Visą laiką jaučiu kažkokias labai keistas mintis, kad norisi kažką paliesti, pastumti. Nu, kažkaip va taip va viskas vyksta. Suprantu, kad tai yra labai varginantis dalykas, bet galėtum papasakoti, nuo ko tai prasidėjo, kaip senai tai tęsiasi? Na, viskas prasidėjo dar vaikystėje. Tai jau tada viskam prasidėjus kažkaip jautėsi tas toks noras kažkur kažką paliesti, pastumti ir pradžiai tai stengdavausi tas mintis kažkur nuvyti, nedaryti to. O vat laikui bėgant visą tai kažkaip pradėjo labiau pasireikšti, labiau tą norisi padaryti ir bandau nuvyti viską, o viskas atvirkščiai tik sugrįžta ir atrodo dar labiau visą tai pasireiškia. Dabar tai jau visa tapo nebevaldoma ir negaliu to viso kontroliuoti. Supratau, bet o kodėl tik tai dabar atėjai konsultacijos? Nu, matot, gal toks visuomeniai nusistovėjimas yra, kad jeigu tu lankaisi pas psichiatrą, kad iš karto tau klijuojama etiketė, kad tu esi psichinis ligonis. Ir kažkaip keista visą tai man buvo ir galvojau, tai tas man kažkaip neduodavo vis ramybės ir nenoriu toksai būti ir galvodavau, kad viskas savaime praeis. O viskas dėja nepraeina savaime. Gerai, kad pasiryžai ateiti. Ar gali papasakoti, kaip tai vyksta tavo kasdieniniam gyvenime? Visą laiką man norisi patikrinti, ar užrakintos yra durys. Nežinau, grįžtu dar sėkelį, patikrinu, žinau, kad yra užrakinta. Vis tiek turiu sugrįžti, patikrinti, ar dar tikrai sėkelį užrakinau, tam kartu lik ir pagerėja, lik ir viskas geriau. Tada nueinu, išeinu, jau viskas, tada vėl kažkokios blogos mintis lenda, gal pamiršau užrakinti, nepamiršau užrakinti. Ir po to einu, kažkokius vis daiktus norisi man paliesti, pačiupinėti, pažiūrėti, tai visą taip ir savaitę mano, kiekvieną dieną va taip atrodo. Aš įsivaizduoju, koks tai gali būti varginantis dalykas. O gali
papasakoti, kaip tu jauties, kai tu atlieki tos veiksmus, kai prisilieti, kai tu grįžti, ar kaip tu jauties tuo momentu? Tam kartui gal kažkiek geriau pasidaro, bet trumpam, labai trumpam. Nes po to vėl tos mintis man sugrįžta, man norisi vėl tada kažką paliesti, pastumti, patraukti, sudėti kažkaip. Aišku, matau, kad tavo kasdieniniam gyvenime tai turi labai didelės įtakos. Mes dabar išbandysim keletą strategijų, kurios tau galėtų padėti suvaldyti tavo tas mintis ir kad tau būtų ramiau. O tai būtų iš tikrųjų labai labai gerai, nes visą tai labai vargina ir suprantu, kad jau be kažkieno pagalbos nesugebėsiu susitvarkyti su tuo. Tai pradėsim nuo to, kad pabandysim atsipalaiduoti, ane? Jūs atsiremkit, užmerkit akis ir kvėpuosim diafragmą. Skaičiuodami įkvėpiam iki 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, užlaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir iškvėčiam. Ir kartuojam.